Ponai, nepraeikit pro šalį, mergaitė, tarnaitė, prašau, jums 57%. Bardzo smaczne. To тоже bardzo smaczne. Proszę podnieść mi ruki, to żyjesz. Pasižiūrėkit, kokia mergaitė, 57% kainuolaida. Aš parduodu ją. Jinai tarnaitė, mergaitė, visko, ko norite viename. Kai pigiai akcijų krizė, kai reikia pataupyti pinigėlių, investicija į jūsų ateitį. Mergaitė, 57% nuolaida, Kaziuko mugės proga. Eikit, nepasigailėsite. Tarnaitė ir viskas viename. 3 viename. Pone, nepraeikit tarnaitė į namus, 57% nuolaidėlė. Nusiderėsim iki 60. Važiuokit, čia faina mergaitė. Viena para ne, tai mes ne parai parduodam visam amžiui jau, kaip sakant. Mergaičių. Mergaičių reikia. Mergaitė parduodam. 57% nuolaidų duoda. Kiek duoda? O kiek duoda? Mergaitė tarnaitė. Mes ne parai, mes iš karto mėnesį. Galima leasingų, galima iš karto mokėti. Taip. Ir didelė nuolaida tik šiandien. Ir tik dabar. Tik tarnaitė. Tai ne, tai pirmą reikia su manim pakalbėti. Aš kaip pardavėja, PVM sąskaitą, faktūrą, čekiuką, viską, garantiją metam ir, kaip sakant, susimokam ir išeinam. Ką, kiek šiandien? Kiek šiandien? Tai kiek statote jai? Tai kiek duoti? 50, nu ką? Pabandyti Čia gali. nebent jau su nuolaida. Один хуй vaikštai vis. Už 3 valandas 5 turbonas į sąžinės turėtumės. Aš jau ir grindis išvalys. Ir Vištas iškeps, vystiklus vaikams panėjus. Tai ne, tai aš sakau, čekiuką dabar ir prašau, ir naudojatės mergaitę kaip mergaitę. O jūs, ponai, ar susidomėjot šią mergaitę? Aš čia nenusiskutęs. Nu ir kas, mergaitėgi nesibučiuot lenda, o tvarkytis, plaut grindis, kepti vištikę. Ponas, gal mergaitė šlavėja kepėja tarnaitė į namus? 57% duoda kartu su sofa. Kaip? Nu, ta prasme, tai virsim, keps namuose, na tiesiog tarnaitė. Ir kartu sofutė šluotikė dovanuoja. Kad jaunesnis būčiau, tai turi. Na, bet ir nesenas atrodot, ponas. Prašau, ponė, kaip jums šitas pasiūlymas? Vertas dėmesio, manau.